Sveiki, brangūs draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Pirmi dalykai pirmoje vietoje. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Mato 6 skyrius, 33 eilutė. Šis pažadas nenuvils. Mes negalime mėgautis Dievo palankumu, jei nesilaikome sąlygų, kuriomis jo palankumas yra suteikiamas. Tai darant, pas mus ateis ta ramybė, pasitenkinimas ir išmintis, kurių pasaulis negali nei duoti, nei atimti. Nuolankus protas ir dėkinga širdis pakels mūsų aukščiau nereikšmingų išbandymų ir tikrų sunkumų. Kuo mažiau uolesni, energingesni ir budresni mes esame mokytojo tarnavime, tuo daugiau protas links į save, paversdamas kalnelius tikrais sunkumų kalnais. Dievo darbo našta, uždėta Mozei, padarė jį galingų žmogum. Daugelį metų, ganydamas Jetro avis, jis įgijo patyrimą, išmokiusi tikro nuolankumo. Paliepimas išvaduoti Izraelį atrodė neįgyvendinamas, tačiau su Dievo baime Mozė priėmė patikėtą darbą. Pastebėkite pasekmes. Jis savo trūkumais neapribojo darbo, bet su Dievo jėga dėjo uoliausias pastangas, kad pašventintų save šiai šventai misijai. Mozė niekada nebūtų pasiruošęs savo pareigoms, jei būtų laukęs, kad Dievas atliks darbą dėl jo. Šviesa iš dangaus nužengs pas tuos, kuriems jos reikia ir kurie jos ieško kaip paslėpto lobio. Bet jei mes pasinersime į pasyvumą, leisdami šėtonui mus kontroliuoti, tai Dievas neatsiųs savo įkvėpimo mums. Mes visą laiką liksime silpni ir nenaudingi, jei nenaudosime tų galių, kurias jis mums yra suteikęs. Reikia daug maldų ir energingo proto lavinimo, jei norime būti pasiruošę atlikti darbą, kurį Dievas mums patikėjo. Daugelis niekada nepasieks tų vietų, kurias galėtų užimti, nes jie laukia, kol Dievas dėl jų padarys tai, kam jis yra suteikęs jėgų patiems tai padaryti. Visi, kurie šiame gyvenime yra tinkami darbui, turi auklėti save, naudodami griežtą moralinę ir protinę discipliną, o tada Dievas padės jiems, sujungdamas dievišką galią su žmogiškomis pastangomis. Klaidingi įpročiai nėra nugalimi vienkartiniu pastangų. Tik dėka ilgos ir griežtos kovos savasis aš gali būti sutramdytas. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.